mes pradėtume kalbėti apie išmaniuosius kelius, vis tiek aš norėčiau įžangai keletą žodžių pristatyti, o kokia dabar Lietuvoje kelių situacija. Jeigu mes panagrinėtume Lietuvos kelių tinklą, tai jis sudaro 21,3 tūkstančio kilometrų valstybinių kelių ir apie 40 tūkstančių savivaldybėms ir apylinkėms priklausančių vietinių kelių. Viso kelių tinklas yra Lietuvoje pakankamai išvystytas ir mes trumpai pažiūrėję pamatysime, kad ne visi mūsų keliai yra modernios automagistralės, estakados, 3 lygių sankryžos. Tiesiog gan didelę dalį netgi valstybinių kelių trečdalį sudaro žvyrkeliai. Aišku, vėlgi yra ir pliusų ir minusų. Aš įsivaizduoju, kad jie traukia tos vaikus, tos būsimus inžinierius, kuriems patinka romantika, paukštelių čiulbėjimas, mažas triukšmas. Ir man pačiam teko pradėti tokį žvyrkelį rekonstruoti savo gyvenime. Ir iš tikrųjų, atsimenu, kai jaunas inžinierius, -35 laipsniai Utenos regione, išvažiavau šiltai apsirengęs su kailiniais ir ant tokio kelio visą dieną su sunkvežimiais, su sunkia technika dirbame. Iš principo, jie reikalingi, jie labai reikalingi, jie reikalingi mūsų ūkiui, reikalingi jums nuvažiuoti sodybas, išvežti produktus žemės ūkio mūsų šauniems žemdirbiams. Na, jų yra įvairių, būklė yra prasta, todėl čia irgi iššūkis didelis, kaip pagerinti, kaip sumažinti dulkėtumą. Vėlgi reikalingas naujos žinios, reikalingas mokslas, kad jūs tuos mažo intensyvumo kelius pakankamai gerai prižiūrėtumėte. Čia mes bendradarbiaujam su Skandinavijos šalimis, kurios irgi turi gan didelę dalį savo kelių, tai yra būtent žvyrkelių, skaldos kelių, nes mažo intensyvumo keliams įrengti brangias dangas, brangiai kainuoja ir būtų labai ekonomiškai nenaudinga. Na, aišku, toliau mes jau kalbame apie krašto kelius, apie aukštesnės kategorijos kelius, kurie gražiai įsirašo į mūsų landšaftą. Vėlgi čia aš atkreipčiau dėmesį jūsų į kūrybinę galimybę. Jeigu jūs pasirinkę kelių specialybę, tapsite projektuotojais kelių, jūs tada turėsite gilintis į landšaftinį projektavimą, į kelio padėtį aplinkos atžvilgių, būtent kaip įveikti miškus, upelius, slėnius įvairius. Ir čia mes matom labai gražų nedidelio intensyvumo kelią, kuris puikiai įsirašo į mūsų gražų Lietuvos peizažą. Na, matom ir senų kelių, tai yra vienas iš vingiuotesnių mūsų kelių, yra, gal jums teko važiuoti, Molėtai Anykščiai, yra toks kelias, kuriame vienos kreivės, jisai kažkiek dar tarnauja, tačiau man teko su užsieniečiais kelis kartus irgi važiuoti šiuo keliu, jie aptarti tą mūsų paveldą, šiuo atveju gal kelių paveldą galima taip įsireikšti. Ir visi nustebo, kodėl mes jo nerekonstruojame, nes sako, klausykite, yra paveldas žibalinės lempos, žvakės, balanos, bet jūs namuose neskaitote prie jų. Jūs lempą įsijungiate, šiuo atveju netgi mes sugebame žiūrėti kažkokius paveiksliukus. Tai yra moderni technologija. Ir mes nebevažiuojame vežimais, mes nevažiuojame arkliais, mes važiuojame moderniamis mašinomis ir toks kelias jis yra gražus pažiūrėti. Bet ar jis yra patogus važiuoti, ar jisai greitas yra, ar mes greitai galime pasiekti, ar galime pervežti didelį krūvį? Ne, negalime. Bet čia yra didelė dilema. Naujo ir seno. Kaip mes seną galime integruoti naują, nepažeisdami tos vieningos aplinkos. Na ir matom magistralės, mūsų aukštesnės kategorijos keliai, jie yra projektuojami saugus, atitvarais, nužymėtom juostomis, kad iš tikrųjų tiktų moderniam eismui. Na, dar keletas skaidrių, kurie parodo mūsų kelių išsivystymą Lietuvos, tai yra upes,
ežerus, kerta tiltai, sankryžos įvairios. Šiuo metu labai didelis dėmesys yra skiriamas eismo saugumui, kaip jums ir sakiau, net ir magistrai yra rengiami kelių inžinerijos. Tai yra įvairiausi sankryžų patobulinimai, labai populiarios ir visiškai nevaringos yra žiedinės sankryžos, kurios praktiškai sureguliuoja eismą ir neleidžia įvykti sunkiai avarijai. Taip pat, vėl mes matome iš landšaftinio projektavimo elementą, čia šis kelias į Druskininkus veda, kiek aš atsimenu, tai iš tikrųjų yra labai gražus kelias, nes jūs jeigu važiuojate pailsėti, jums turi būti ir gražus vaizdai, jums turi ne kelionėje vairuotojas ir keleiviai neturi liūdėti, bet turi grožėtis Lietuvos peizažų. Todėl kai kurie keliai yra daromi ypatingai atkreipiant dėmesį į landšaftą. Na, daugiau, yra priešingai Vilnius-Kaunas, pavyzdžiui. Vilnius-Kaunas yra be galo intensyvaus eismo kelias. Vidutinis metinis paros eismo intensyvumas tai yra 30–40 tūkstančių automobilių į parą. Nuo 30 iki 40 tūkstančių automobilių pravažiuoja. Iškai tiek vairuotojai. Ir jiems tada turi būti sudarytos sąlygos saugiai važiuoti. Mes pakalbėsime apie išmanius kelius. Tai būtent jau tie išmanus keliai yra orientuoti į magistralės, į tą funkciją, kai mes neilsimės, nesportuojame važiuodami. Čia aš kažkiek dar galėčiau papasakoti ir apie autosportą. Formulės tikriausiai žiūrit, jų trasas irgi kelininkai projektuoja. Tai yra kelias paprasčiausiai. O čia yra magistralės, kurios skirtos dideliam intensyviam eismui ir jos akivaizdžiai turi būti pritaikytos patogiam važiavimui ir nevaringos. Na ir atkreipkite dėmesį, kad čia yra viskas atitverta, viskas atribota, apšviesta, ta prasme pritaikyta daugybė inovatyvių priemonių, kurias projektuotojai suprojektuoja, statybininkai pastato, priežiūros įmonės prižiūri dieną naktį, 3 pamainas, kadangi ir naktį jūs važiuojate, turite saugiai jaustis tokiame kelyje. Na ir važiuodami, atvažiuojame iki didžiulių sankryžų, kur jungiasi mazgai. Čia yra prie Kauno, kur susikerta Kauno šiaurinis aplinkelis, tai iš Vilniaus atvažiuoja, jūs taip sukate į Klaipėdą, o čia kelias ateina iš Lenkijos ir šie du Via Baltica ir mūsų pirmoji magistralė Vilnius-Kaunas Klaipėda susikerta ir šiame transporto mazge mes turime patį didžiausią eismo intensyvumą, kaip minėjau, 45 tūkstančius automobilių į parą ir 6,5 tūkstančio treilerių, įsivaizduojate, visos paros metu. Tai yra didžiuliai skaičiai, kuriems inžinieriai turi užtikrinti tinkamas eismo saugias ir patogias eismo sąlygas. Tam yra projektuojama, kaip čia yra pirmasis lygis įgilintas, antrasis lygis kelio yra žemės paviršė ir trečiasis estakada yra pakelta, tam, kad neįvyktų konfliktinių taškų, kad nesusidurtų automobiliai, kad būtų patogus greitas pravažiavimas, bet visa ta sankryža užima didžiulį plotą ir mes, aišku, turime investuoti nemažus pinigus, nes ir žemės paėmimas visuomenės poreikiams ir statybos darbai yra pakankamai brangus. Bet esant dideliam eismo intensyvumui atsiperka. Tai čia vėlgi dar yra tas niuansas, kad kelių inžinierius studijuodamas, jis ne tik turi būti geras matematikas, fizikas, chemikas, kas yra labai svarbu chemija, jeigu jūs domėsitės dangomis, medžiagomis visomis, bet taip pat ir puikiai išmanyti ekonomiką. Būtent ekonomiką, kas yra visuomeniai naudinga, kas yra nelabai. Na, matome, kad yra ir estakados, va čia kaip tik to Sargėnų sankryžos 3. aukštas. Kaip tik galiu pasigirti, mano projektas. Iš tikrųjų tai yra gan nebloga, yra lankščių atramų. Atramos skaičiuotos tokios, kad
nesukluptų nuo svorio, tačiau pakankamai liaunos, kad atlaikytų temperatūrinės deformacijas. Nes, žinot, betonas plečiasi nuo temperatūros, traukiasi, o estakada yra ilga, 240 metrų, tos deformacijos yra pakankamai didelės. Todėl buvo projektuojama tokios liaunos atramos, netgi suskaidytos į atskirus elementus, tam, kad jos perimtų temperatūrinės deformacijas ir galėtų pakankamai deformuotis. Matom ir nužymėta, viskas yra padaryta teisingai. Vėlgi yra kitas pavyzdys čia, tiltas per Šešupę, man atrodo, yra, ne per Šešupę, atsiprašau, per Dubysą, Vilnius, Kaunas, Klaipėda kelyje. Ir viadukas, šis viadukas yra istorinis, jisai Lietuvoje buvo suprojektuotas kažkur 70 metais, buvo pristatytas netgi tarptautinėje gelžbetonio konstrukcijų parodoje ir iš tikrųjų buvo pasaulyje gan aukštai vertintas. Nes jame ne tik tai, kad yra įtempta armatūra, įtempta konstrukcija pačios angos statinio, tačiau ir atramos yra, matome, pakankamai, bet iš anksto įtemptas. Tada buvo galima tokiu būdu perdengti pakankamai didelę angą, kurioje telpa visas mūsų kelias ir iš principo tas viadukas ilgaamžis, stovi jau 40 metų tikriausiai bus ir jų yra pakankamai daug Lietuvoje pastatyta. Ir toliau magistralės, yra naujovės kai kuriuose, čia yra tikriausiai Vilnius Ukmergė Panevėžys magistralė, kurioje yra įrengta plati skiriamoji juosta. Tada mes išvengiame atitvarų, yra saugesnis eismas, yra mažiau galimybės automobilių išėti priešingą eismo pusę ir yra tokie keliai ženkliai saugesni. Yra taip pat labai daug skiriama, aš kaip minėjau, aplinkos poveikiui, apsaugai ir panašiem dalykam. O čia Kauną kertant vakariniam aplinkeliui, čia tik jisai nusileidžia į Nemuno slėnį nuo tos Argėnų sankryžos ir gyvenami rajonai, yra garso senutės, tai yra kurios triukšmą slopina, tai irgi kelininkų projektavimas. Todėl sakau, ta darbo specifika kelininko yra be galo plati, pradedant nuo dangų, cheminių elementų, iki projektavimo, landšafto ir iki specialiųjų tokių darbų kaip triukšmo, užterštumo vandenų, jų nuleidimo, valymo pirminio, kad avarijos atveju, šiandien girdėjau, kad išsilieja ten kažkokios cheminės medžiagos, jeigu vyksta avarijos, automobilių, kaip sakau, begalės daug važiuoja, mes turime kelią taip suprojektuoti, kad įsiliejus, avarijos atveju įsiliejus kažkokiam taršalam, jie būtų turėtų kur saugiai susirinkti ir po to atvažiavę gaisrininkai galėtų išsiurbti ir panašiai nepatekti į bendruosius plotus. Čia matome Via Baltica ir panašiai. Taigi Lietuvos keliai nėra blogi. Aišku, yra pakankamai daug ekonominių problemų, nėra galimybės viską įgyvendinti, tačiau yra. Ir tikrai Lietuva nėra jau tokia atsilikusi šalis, kuri neturėtų kuo pasigirti. Tačiau matėme, kalbėdami apie Vilnius-Kaunas automagistralę, kai mūsų eismo srautai viršija 30-40 tūkstančių automobilių parą, kai tie srautai sudaryti iš ne tik lengvųjų automobilių, bet važiuoja didžiuliai kiekiai treilerių, autobusų, mes turime užtikrinti saugias ir patogias eismo sąlygas. Ir šiuo metu pasaulyje ateina, jūsų kartai, ateina nauji iššūkiai. Ne tiek, kur mums buvo, kad žvyrkelį asfaltuoti, estakadą pastatyti. Jums ateina nauji iššūkiai, kaip organizuoti absoliučiai saugų kelią, kad jame tikrai nebūtų jokių eismo įvykių, kad jisai nebūtų ekonomiškas, kad kuo rečiau būtų uždaromas. Dabar tikriausiai jūs per Vėlines važiavote į kapines, gal į kitus miestus, senelius aplankyti ar panašiai. Tai ties Kaunu buvo didžiulė, aš pats valandą eilėje stovėjau. Iš tikrųjų yra
problemos, kai mes remontuodami netinkamai įrengtą konstrukciją arba neilgamžę konstrukciją, ją turime pašalinti ir tada uždarius kelią kažkuriam laikui nutrūksta eismas, stovime eilėse ir panašiai. Todėl jau visur pasaulyje kirba nuomonė, kad reikia statyti išmaniuosius kelius, kur visos technologijos, tiek kelių statybos, tiek automobilių gamybos, tiek informacinių technologijų būtų suderintos. Ir pirmą projektą organizavo, čia yra realus projektas, pirmą Pietų Koreją. Man teko būti kaip tik Seule 2008 metais ir jie buvo pradėję šį projektą ir davė tuos leidinius, iš kurių aš įsiverčiau ir pasidariau skaidrės ir norėčiau pristatyti. Nes jie sugebėjo sujungti, jie sugebėjo, jūs žinote, Pietų Koreja yra ir mašinų gamintojai, tai Kia, Hyundai automobiliai, yra labai nebloga elektronikos pramonė, visi tikriausiai Samsungais visokiais naudojatės ir panašiai. Ir taip pat jie turi pakankamai gerą kelių tinklą. Be to, jie turi mažą teritoriją, kuri tik tai gal truputį didesnė už Lietuvos ir labai didelį gyventojų tankumą. Reiškia, turi didžiulius intensyvumus. Ir sugalvojo fantastinę idėją. Sako, mes suorganizuosime šitų 3 šakų vieną projektą. Visos tos firmos sumeta į vieną bandomą ruožą lėšas ir pabandys pasiūlyti pasaulyje, Jungtinėms Amerikos valstijoms, produktą visų 3 įmonių. Tai yra kelių inžinierių, automobilių gamintojų ir informacinių technologijų gamintojų. Atsiprašau, užmirštu, kur spausti. Ir jie pasiūlė idėją įrengti kelio ruožą, išmanaus kelio ruožą, tai kuriame būtų aukštos technologijos tiek kelių statybos, tiek automobilių pramonės, tiek informacinių technologijų sudėtos į vieną vietą. Ir tuo pačiu atsižvelgtų į mūsų globalinę problemą, tai yra klimato atšilimą. Ir anglies dvideginio didelį susikaupimą atmosferoje, kuris sąlygoja tą atmosferos atšilimą. Tai iš principo tas projektas ir yra pradėtas Pietų Korejoje. Vizija kokia yra? Vizija tai, kad tiesiant ateities kelius būtų sukurtas valstybės turtas, o kelių tinklas yra valstybės turtas, kuris pagerintų gyvenimo kokybę. Aš labai dažnai dabar sakau studentams, mes nestatom savo paminklų, kad aš pastačiau tą kelią, aš supraitau tą kelią. Mes teikiame paslaugą gyventojams, visiems Lietuvos gyventojams, saugiai ir laiku nuvažiuoti į jo norimą vietą. O tam turime išspręsti begalę uždavinių. Visų pirma, tai išmanieji keliai turi būti mobilūs, turi būti pritaikyta mokslo pažanga, turi būti patikimi, kaip aš sakau, neirti, neturėti kažkokių tai didelių išlaidų taisymui, turi būti nukreipti rytojų, į ateitį, į pažangą, turi būti užtikrinamas saugumas ir ekologinė pusiausvara. Kad tas kelias, tai automobiliai mums neužterštų mūsų gyvenamosios aplinkos ir nebūtų priežastis ligų, nelaimių, visokių apsigimimų ir panašiai, jeigu tai yra didelė tarša. Nes automobiliai yra antra pagal taršą šaka pasaulyje. Tai yra iš tikrųjų viena iš labiausiai teršiančių sričių ir mes, kaip kelių inžinieriai, su tuo galime kovoti. Na ir kokie tikslai buvo? Sukurti naujos kartos kelius, kaip matote, sukurti saugius kelius ir sukurti draugiškai aplinkai ekologiškus kelius. Gal po to pažiūrėsim, kaip tai gyvendinti. Ir kaip minėjau, čia yra projektas tikras nuo 2007 iki 2017 metų ir matome ruožo planavimo stadiją, aš kaip tik buvau, kai vyko planavimas tada 2070 metais jau.
Dabar šis bandomas ruožas yra projektuojamas ir jau pradėta statyba, o patys tyrimai bus dar ateityje, todėl jokių rezultatų nėra. Bet jis yra finansuojamas, jam yra skiriama pakankamai daug lėšų, yra, matot, ir valstybinės lėšos, ir korporuotos, kaip minėjau, tų 3 bendrovių. Tai yra kelių statybos, automobilių gamintojų ir ITS specialistų lėšos buvo sukorporuotos. Ir įgyvendinamas tas projektas bus 16-17 metais. Tai dar jūs spėsite tapti studentais iki to laiko ir gauti rezultatus. Na ir pirmas tikslas yra naujos kartos kelių infrastruktūros technologijos. Pervežimų greitis, savalaikiškumas, malonus vairavimas, saugumas ir ekologiškumas. O visą tą, ką minėjau, kalbėdamas apie Lietuvos kelius. Kad jūs turėtumėte stabiliu greičiu. Pervežimo greitis tai yra vidutinis greitis. Jeigu jūs kelias yra blogai suprojektuotas, tai kažkuriuose atkarpose jūs galite 130 važiuoti, gal 140, tačiau sustojatės kažkokią sankryžą, ties šviesoforų, ties blogai įrengtą sankryžą ir jūsų bendras greitis ryškiai krenta. Pavyzdžiui, Lietuvoje Via Baltica mes tobulinam, tačiau trūkstant lėšų nėra visi klausimai išspręsti. Ir jeigu užsienio vairuotojai jūs paklausite, kaip jam sekasi kirsti Lietuvą Via Baltica, jis sakys, yra gyvenviečių, kur greitis ribojamas eismo saugumo sumetimais iki 50 km/h. O jeigu žmogus važiuoja per dieną 1000-2000 km, jam toks ribojimas yra sunkus, nes jis turi pakeisti savo važiavimo ritmą, jisai vargsta nuo to lėto važiavimo, ten yra pėsčiųjų perėjų, mes aišku statome kalnelius dar, netgi tokiuose keliuose, kurie irgi apsunkina eismą. O ateities kelias neturėtų mažinti pervežimo greitį, turėtų savalaikis būti susisiekimas, malonus lengvas vairavimas. Na, aišku, čia ir nuo kultūros, gyventojų kultūros, vairuotojų kultūros priklauso man. Yra tekę, gan nemažai važinėti Jungtinių Amerikos valstijų keliais, vairuotojai gal kitaip, kadangi keliai yra daugiau integruoti į žmonių gyvenimą, jie nesistengia viršyti greičio, automobiliai yra daugiau mažiau visas automobilių parkas panašių techninių charakteristikų, todėl srautas važiuoja panašiu greičiu. Ir kai panašiu greičiu važiuoja visas kelių srautas, jūs nepavargstate iš principo. Iš tikrųjų, jeigu jums vyrukas, matau, gal jūs domina autolenktynės, panašiai, tai važiuokite Nemuno žiedą, panašiai, ten yra sportas. Kelyje ne, kelyje turi būti tvarkingas, ramus važiavimas vienodų tempų. Ir aišku, eismo saugumas yra. Lietuvoje aš paminėjau, kad tai yra prioritetas numeris 1, tam skiriama ir lėšos, ir įvairios programos, ir ekologiškumas. Na, kaip matom, ypatingas dėmesys skiriamas saugaus vairavimo technologijos atšiaurioms oro sąlygoms. Tiek Korėjoje pietų, tiek Japonijoje, tiek Jungtinėse Amerikos valstijose, tiek Europoje žiemos visur yra rūkai, yra plikšalos ir jos turi būti pašalintos. Matome, čia irgi yra įrengimų įvairiausių, kurie iš esmės Korėjoje yra didžiausia problema su rūkais kovoti, nes tada jūs tikrai greitis krenta ir nesaugus pasidaro eismas, bet dėl ko rūkas susidaro? Rūkas susidaro rasos taškas, tai krenta temperatūra ir drėgmė iškrenta. Jinai dar, kad iškrenta nieko blogo, bet jūs atkreipkite dėmesį, rūkas susidaro tik tada, kai vėjo nėra. Ir jeigu mes virš kelio suorganizuosime kažkokį praputimą, kad tas vėjas išsklaidytų tą rūką, bent jau kelio zonoje gali būti geros važiavimo sąlygos. Na, ir ypatingai atkreipti dėmesį technologijų liūčiai ar stipriam vėjai,
žiemos priežiūra, dabar artėja prie pas mus žiema, mes visi žinome irgi kokius sunkumus tai neša. Vat pavyzdžiui, aš šiandien kaip tik kalbėjau ir prisiminiau vieną dalyką, man teko važinėti po Švediją su kolega, Švedijos generaliniu direktoriumi vienu keliu, ir vieną įkalnę jie įrengė hidroterminį šildymą po keliu. Tai nėra labai didelės lėšos, nes iš principo mes turime turėti elektros energiją, kad tą vandenį suktų. Tai yra, po žemėmis jis įšyla, po kelio danga atiduoda šilumą ir visą žiemą kelio danga turi pliusinę temperatūrą. Ką reiškia pliusinė temperatūra? Reiškia, iš tikrųjų niekada nebus plikšalas, niekada nereiks valyti kiaurą parą. Ten yra sąlygos tokios, kad yra gan stati įkalnė, kylant magistraliniu keliu, kuris kerta išilgai visą Švediją, nuo ežero į krantą aukštesnį ir iš principo įsprendžia su geoterminiu šildymu. Reiškia, tos technologijos pas mus irgi ateina. Ir kelių inžinierius ne tik tos žvyrkeliai, ne tik asfaltas, bet ir geoterminis šildymas. Taip pat kova su rūkais ir panašiai. Antras sąlyga tai yra būtent natūralios energijos panaudojimo. Dabar kelias, kaip ir iš to pavyzdžio, švediško pavyzdžio, jūs matote, reikalauja pakankamai daug energijos. Nes tai yra ir informacinės sistemos, ir apšvietimo sistemos įvairios, tuneliai. Šiuo atveju Lietuvoje mes neturime kelių tunelių, bet tai gali būti atsirasti įvairios. Ir modernus keliai arba ateities keliai turėtų turėti savą energiją. Tai yra būtų galimybė pačiame kelyje pasigaminti. Tai yra įvairių atnaujinančių energijos šaltinių panaudojimo kelių renginiai ir jų technologijų vystymas. Tai gali būti vėjo energija, tai gali būti saulės energija. Šiuo metu netgi yra bandoma jau Europoje nano technologijas pritaikyti asfaltbetonio mišiniams ir pati danga yra kaip saulės baterija, po kelio danga. Tai įsivaizduot kokią paviršį. Jeigu jūs ateityje rengsite kelią tarp Vilniaus ir Kauno, kurio visa danga bus kaip saulės baterija, jinai pakankamai, nes jūs parduoti galėsite elektros energiją. Tai va čia yra tas atsinaujintis šaltinis, pats kelio paviršius. Mes išnaudojame, kadangi turime, gal atkreipėte dėmesį į Sargėnų sankryžą, turime didelį žemės plotą, kuris padengtas keliais. Tai va jisai gali būti ekonomiškai išnaudojamas. Taip pat išradingos priemonės eismo saugumui pagerinti, matome, kad atskirti srautus, kad nebūtų galimybė susisiekti. Antras tikslas - aukštųjų technologijų taikymas eismo valdymo sistemos. Nes vėlgi tas pats kelininkas, jisai ne tik kelią stato, prižiūri ir organizuoja eismą. Reiškia, jeigu vėlgi nuo pasirinkimo, kitas žmogus dirba informacijos centre, kurie organizuoja eismą. Ir matome, dabar yra ypatingai didelis dėmesys ryšį tarp kelio ir automobilio. Čia yra parodyta, kad yra daviklis, kuris susiriša su kiekvienu automobiliu, kiekvienas automobilis ryšasi su kitu automobiliu, kiekvienas automobilis pastebi ir tikrai jau skaito, yra bandomųjų automobilių, man teko pačiam Olandijoje važiuoti, kuris skaito eismo juostas ir gali pasirinkęs eismo juostą važiuoti stabiliai, nevairuojamas ta eismo juosta. Reiškia, mes turime kelią suprojektuoti, kuris pritaikytas tokiai integruotam eismui. Ir mes tada, važiuodami tokiu keliu, galime sumokėti mokesčius, nelėtindami greičio ir nestodami visiškai, arba atlikti kitą kažkokį tai funkciją. Toliau pažiūrėsim. Galime aptikti, galime gauti informaciją apie kelio būklę, galime gauti informaciją apie kitas transporto priemonės. Jeigu toliau pažiūrėsime.
Ypatingai kalbant apie trečią tikslą, sumanių automobilių tarpusavio ryšio sąveiką. Tai yra labai svarbu, jeigu yra sugedęs kažkoks automobilis, įvykusi avarija, jisai pastebimas iš anksto jūsų automobilio informacinėje sistemoje. Jūs važiuodamas tada galite jį lengvai identifikuoti, iš anksto žinoti, kaip pasukti vairą ir kur jį aplenkti. Va čia kaip tik ir yra tas paveiksliukas parodytas, matote, automobilis sugedo, visko būna. Ir išmanių automobilių sistemos genų, to labiau, kad elektronika, jūs patys turite ir kompiuteris ir viską, tai ko gero neišvengiama. Bet jeigu mes valdysime visą šitą eismą, mes pastebime iš daviklės, kad automobilis kelyje stovi ir kitiem automobiliam perduodam informaciją, kad jinai pakeistų eismo judėjimo kryptį. Tai yra automobiliai, jau čia yra galbūt nebe mūsų, nebe kelininkų sritis, dabar automobiliai gamindami, kurie įvertina tą informaciją, patys ir stabdo, patys persirikia į kitą eismo juostą, gali važiuoti stabiliai vieną eismo juostą, bet tam turi būti kelias specialiai suprojektuotas. Nes jisai šiaip kelyje be informacijos šaltinių negalės taip elgtis. Na, ir matome, čia ta kaip minėjau, kelią skaitanti įranga, kuri atpažįsta eismo juostas, automobilyje būna sumontuota. Na ir ketvirtas tikslas, tai būtent pačio bandomojo ruožo įrengimas, kuris, kaip minėjau, yra šiuo atveju rengiamas Pietų Korėjoje. Mano žiniomis, tai vienintelis yra pasaulyje šiuo metu toks didelis, viską apimantis projektas. Atskirai automobiliai, atskirai keliai, atskirai informacinės technologijos yra daugelėje šalių labai toli pažengę, bet kad vieningas projektas yra vienas. Ir praktinis kelių plėtros projekto rezultatų patikrinimas, kaip minėjau, dar laukia mūsų, nes tiesiog jisai dar šiuo metu yra rengiamas. Ir pažiūrėti, kaip vis tik tai tos visos technologijos veiks bandomajame ruože, kaip praktiškai, kokius praktinius rezultatus gausime ir ką mes galime pasiūlyti iš tų išmaniųjų kelių technologijų panaudoti esamuose keliuose. Galbūt kai kurios tyrimų metu atlikti bandymai neturės praktinio pritaikymo. Bet aš manau, kad kompleksas yra daromas teisingas ir vieninga kryptimi einant tikrai bus pasiūlytas produktas, kuris apims visas tas tris sritis ir ko gero Pietų Korėja šiuo atveju galės būti viena iš lyderių pasaulyje. Na, čia yra tiesiog aprašyta, kaip tai tas ruožas turėtų būti įrengtas. Administruojamas, aišku, nes visi davikliai bandomame ruože turi veikti realaus laiko online režimu, kad būtų galima juos sekti, būtų galima taisyti, įtakoti, įvairiai varijuoti užduotis, keisti parametrus kažkokius, apdoroti tuos duomenis. Na ir tikslas, vis tik yra išmanieji keliai, ekologiški, žalieji keliai. Išmanūs keliai diegus ekologiškas, be anglies ir aktyvias žaliųjų kelių technologijas pagerins žmonijos gyvenimo kokybę. Ta žmonijos gyvenimo kokybę ir mes galim pagerinti. Labai paprastai. Pavyzdžiui, aš kaip tik pradėjau savo šiandien pranešimą nuo tų žvyrkelių vaizdelių, kuriuos gal jūs kartais keiksnojat vasarą, nes dulkat baisiausiai, yra labai nepatogu važiuoti, krato kitas, sako, visus dantis galite pamesti. Ir iš tikrųjų yra blogai. Pavyzdžiui, jeigu mes žvyrkelį išlyginame, uždedame asfaltbetonę ar kitą dangą, kuro sąnaudos sumažėja 25%. Įsivaizduojate, 25%. Reiškia, mes 25% mažiau išmetam anglies dvideginio, mes 25% mažiau teršiam aplinką.
Tai jeigu ten vienas, du automobiliai pravažiuoja jūsų sodybą, toks keliukas būna tinkamas ir ten niekas nekelia tų problemų. Tačiau žvyrkeliai, kuriuose vyksta pastovus, intensyvus eismas ir kuriuose mes galim sutaupyti iki 25% įvežamo kuro, kurio Lietuva pati nekasa, o naftos produktai yra importiniai. Reiškia, mes iš esmės galime pagerinti labai paprastais metodais, būtent netgi nekalbėdami apie išmanius kelius, o tą mūsų ekologiją. Antra, aišku, vėlgi didelis tų teršalų kiekis yra sankryžose, kamščiuose, tai čia ir miestuose šviesoforų sureguliavimas yra, kad mes važiuodami vienu greičiu stabiliai pravažiuotume pro žalią šviesoforo signalą, taip pat sankryžų projektavimas, kur sudaro kamščius, ir pats darbų organizavimas. Nes aš ne veltui minėjau vėlinės, kai didesnis žmonių srautas pasipila į kelius, susidaro kamščiai ten, kur yra vykdomi kelių remonto ar statybos darbai. Na ir ypatingai, čia netgi 3 pavyzdžiai yra: vėjo jėgainė, kuri kelio gali būti įrengta energijos gamybai. Gali būti saulės baterijos, arba net tiesiog nukreipiamas apšvietimas į tunelį, kad nereikėtų brangios elektros energijos naudoti. Ir, kaip minėjau, geoterminės, šiuo atveju Švedijoje, tikrai kitose šalyse yra naudojamas vėjo, saulės energijos technologijų vystymas, efektyvios tunelio apšvietimo sistemos. Na, automobilių būklės, iš tikrųjų tie davikliai gali transliuoti ne tik duomenys vienam vairuotojui apie kito automobilio judėjimą, apie visų srauto judėjimą, tačiau ir informuoti, gal vienas automobilis jau genda, gal jis yra netinkamas tam tolygiam eismo srautui ir jam bus pasiūlyta išsukti iš šio eismo srauto. Matote, jo ir techninius parametrus gali būti renkami to automobilio variklio darbo parametrai. Gal tepalas baigėsi, gal kuras baigėsi, kad jis nesustotų, netrukdytų visam eismui, irgi turėtų būti reguliuojama. Taip pat čia parašyta dar, kad netgi gali būti ir sekama CO2 išmetimo duomenų analizė. Būtent jeigu bus atrastas labai teršantis automobilis, jis irgi gali būti išprašomas iš tos srauto, kuris vyksta tame kelyje. Na, aišku, tai yra be galo daug technologijų yra naudojama. Vienas iš jų yra indukcinės kilpos, kurios eismo apskaitą vykdo, reguliuoja eismo srautus kelyje, iš principo gali padėti sumažinti grūstis keliuose. Na ir kokia tikėtina nauda, kad įgyvendinus tokias išmanių kelių technologijas mes sukursime ateities vertę, turtą, valstybės turtą, tiesiant kelius gerinančius žmonių gyvenimo kokybę. Mūsų tikslas nėra sukurti kažkokį stebuklingą kelią. Mūsų tikslas yra žmonių gyvenimo kokybė, kaip aš minėjau. Nes kelių inžinierius, bet kuris inžinierius, jisai savo protą, savo išsilavinimą turėtų skirti visuomenės gerovai. Aišku, tikėdamasis, kad ir jam bus kažkiek atlyginta. Štai čia yra pas mus dabar labai įprasta. Na, keletą pabaigai paveikslėlių, nes tiesiog jie kartojasi jau. Yra tikimasi sumažinti žuvusių keliuose skaičių ir įgyvendinus tas sistemas išvengti ir grūsčių, ir eismo įvykių, ir laiko sąnaudų. Dažniausiai, jeigu tai yra mokami keliai. Na ir Koreja šiuo atveju tikisi labai didelių investicijų. Jie tikisi sukurti 40 000 darbo vietų. Čia yra labai svarbu, kaip tokia valstybė technologinė, nes jin šitą produktą tikisi parduoti ir Europai, ir Jungtinėms Amerikos valstybėms. Tai yra išsivyščiusiams automobilių pramonę turinčioms valstybėms.
tą bendrą technologiją, kurią bus galima įdiegus vienu metu ir keliuose, ir automobiliuose, ir informacinėse technologijose naudoti visą sudėtingą kompleksą.